Toks nešneko žmogiuks parodė per 24 valandas. Ką sako, aš iš kitą bolę esu. Ką aš negaliu pasirodyti per televizorių. Nu, paskambinu vasarė 17-18. 20 vasarė skambinu jau. Vakare. Praneš, kad Jurgita atvažiuoju. 21 penktadienį atvažiavo pas mane. Nu, ir išgarsėjot? Kaip? Ir išgarsėjot? Nu, kaip pasakyti išgarsėti? Čia iš karto gal neišgarsėjau, bet paskui, kai pasakė per televizorių, kad Jurgita, kad parodysim per televizorių, aš dar netikėjau niekur, niekada jie man kvietėsi į Kauną. Į Kauną nuvažiavau pas juos. Matėt būsit per televizorių, kaip rodė? Matė. Nu, iš Kauno į Jonavos rajoną vežė mane. Čia būsit išgarsėjo per tuos 2 milijonus, ne? Per internetą išgarsėjot? Nes per internetą rodė. Vienas per internetą, vienas dalyks per internetą, kitas dalyks mane čia išgarsino labai daug per 2 milijonus. 2 milijonus man išgarsino. Iš Grinkiškio atvežė vieną moterį, kur milijoną buvo, ir pritaisė man tą milijoną. Kaip? Per televizorių rodė 2 milijonai. Milijonierius kaime palikau. O jeigu, tarkim, nusipirkčiau iš jūsų šitus sakinukus, kiek kainuotų? Da mano yra. Aš jūs dar ne? Nesiskolinau. Kas sakė buvo? Gal rankpinigus paėmė, jau žinau, už to namiko. 10 000. Aš ėjau į parduotuvę, skaitęs jį galvoja, kad aš pinigus jau turiu, prisenis pinigus. Į vakarę jie pasaugojo mane. Aš geriausiai gavau. Gal Jonelį lekiam per miestą prasilėksim, ne? Kur šiandien? Čia pasivažinėt, kur nors. Parodytumėt miestą mums. Yra čia ką pamatyti. Koks čia kaimiuks. Gal- Kaimiuks papas. Nu, o tai... Bet vis tiek pirmą kartą, tai Kažką. norisi pamatyti. Nu, palaukit, aš tave prirakinsiu dyk. Pari, pari.